Sveiki, džiaugiuosi, kad įsijungėte 7 vaizdo pamoką iš ciklo Atgal į mokyklą. Jis skirtas vyresniųjų klasių mokiniams ir visiems suaugusiesiems, kurie net ir baigę mokyklą nenustoja mokytis, skaityti, domėtis kultūra. Jei norite apie literatūrą sužinoti dar daugiau, kviečiu skaityti vieną populiariausių 2023 metų knygų Mokytojas, o ankstesnes vaizdo pamokas žiūrėti apsilankius puslapyje www.lietuviųkalbosmokytojas.lt. Jose jau pristačiau Šekspyrą, Gėtę, Kafką, Kamiu, Milošą, Mickevičių, Maironį bei kitus autorius, o šįkart kviečiu daugiau sužinoti apie Kristijoną Donelaitį ir Antaną Škėmą, du lietuvių rašytojus, apie kuriuos tikrai esate girdėję mokykloje. Šiandien analizuodami jų kūrybą aptarsime darbo temą. Ar darbas iš tiesų puošia žmogų? Kaip į darbą žiūrėjo apšvietos epochos atstovas Donelaitis ir modernistas Škėma? Vaizdo pamokoje drauge nagrinėsime poemos Metai ir romano Balta drobulė ištraukas, išsiaiškinsime, kiek mumise slunkiaus, kuo šiuolaikinis žmogus panašus į akmenį ridenantį Sizifą, o kai kurių individų gyvenimas į šinšilos egzistenciją. Tad kimbam į darbą.